Taigi turime visus naujus varžtus. Turim pompą, tarpinę. Pompos tarpinės nereikėtų naudoti hermetiko, apie tai papasakosiu kitose savo video, kodėl to nereiktų daryti. Taigi dabar apie patį paskirstymo diržo komplektą. Vėlgi statysime SKF-o. Jums reiktų pasižiūrėti prieš perkant diržo komplektą į du dalykus. Tai yra, kada jisai pagamintas, nes kai renkatės padangas, visi puikiai žinot, kad guma sensta ir norite nusipirkti kuo šviežesnės padangas, praktiškai ką tik iškeptas, o ne 4 ir 5 metų senumo. Lygiai taip pat reiktų elgtis ir su paskirstymo diržu. Šis diržas yra pagamintas šiais metais, 294 dieną metų. Taipogi šiame diržo komplekte turėtų būti vienas diržas, vienas parazitinis guolis, vienas įtempimo guolis. Taipogi pirkdami diržą pasižiūrėkite, kad nebūtų dar atplėšta dėžutė, nes jeigu jau kažkas buvo išėmęs diržą, tai yra didelė tikimybė, kad jį buvo perlinkę ar tai per pusę, ar į kitą pusę išvertę, ko pasiekoja tavo diržo statyti jau atgal negalima. Taigi, atidarome. Taigi, matome, viskas yra, diržas yra tvarkingai sudėtas, niekur neperlenktas, neužlenktas. Guoliai yra SKF-o originalus. Matome, guolis yra pagamintas 15 metų 3 dieną, tai yra 3 mėnesį, atsiprašau. Parazitinis guolis irgi yra SKF-o. Tai va, šitą dabar visą gėrį statysime į automobilį. Taigi pirmą statome parazitinį guolį. Statant įtempimo guolį reikėtų pasižiūrėti, kad fiksatorius atraminis būtų tarpe, nes kitaip mes negalėsime įtempti paskirstymo diržo. Taigi įtempimo guolis prikabintas, vandens pompa pakeista, parazitinis guolis prisuktas. Taigi statom paskirstymo diržą. Pastačius diržą į savo vietą reiktų pasižiūrėti, ar gamyklinės žymės nepabėgo. Ir tada pradėsim įtempinėti. Įtempinėjom paskirstymo diržą, įsistatom šešiakampį. Šešiakampį sukame prieš laikrodžio rodyklę, tol kol šita koja atsidurs tiesiai va čia. Ir tada jį priveršiam. Taigi viską sustačius taip kaip priklauso. Tai yra pastačius įtempimo guolį, diržą, įtempus jį. Reiktų už alkūninio veleno prasukti
du kartus ir pasižiūrėti, ar viskas sutampa lygiai taip, kaip mes išstatėme prieš tai. Taigi prasukom alkūninį vėliną 2 kartus. Žiūrim. Alkūninė vėlena žymės sutampa. Skirstymo vėlenėlis irgi sutampa. Taigi, surinkinėjom toliau.